Apsilankykime pas bičiulį Juozą Kuklį, kuris bitininkauja pajūryje, netoli Kretingos ir Palangos. Juozas Kuklys šiandien gali daug papasakoti apie bitininkavimo ypatumus įvairiuose mūsų šalies regionuose. Gali papasakoti, pasidalinti patirtimi, nes pats tai išbandė. Pirmosius bitininkavimo žingsnius žengė Dzūkijoje dar vaikystėje. Vėliau gyvenimo keliai atvedė į Vilnių, čia sėkmingai plėtojo verslą, šalia kitų veiklų įkūrė ir 80 šeimų bityną. Į Žemaitijos kraštą, pajūrį, persikėlė gyventi jau turėdamas solidžią bitininkavimo patirtį. Juozo Kuklio įsitikinimu Žemaitija, mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto regionas pats palankiausias bitininkauti. Čia ir žemės derlingos, ir augmenijos įvairovė turtinga, ir pajūrio klimatas švelnesnis. Savo bitynų padalinius jis išdėstė Kretingos, Palangos, Skuodo apylinkėse. Dirba su daugiaaukščiais aviliais, o bičių rasės tai daugiausia karnika, o žiedadulkių rinkimui pasitelkė ir darbščiąsias bakfasto biteles. Bet apsilankykime pas bičiulį Juozą ir pasižiūrėkime iš arčiau. Juozai, mes vienas kitą gerai pažįstam, tu mano mokytojas esi ir dabar matau, kad tu labai didelę patirtį turi, pradėjai Dzūkijoje bitininkauti, paskui Vilniuje ir dabar štai pajūry sukūrėjai gražų bitininkystės ūkį. Papasakok, kaip čia tau sekasi. Sekasi neblogai. Bitelės matomai mane myli, medaus duoda, vadinasi, viskas gerai. Taip sakant, įsikūrėjai čia netoli, kiek kilometrų nuo jūros? 4 kilometrai. 4 kilometrai? Tiesiai. Ir bitynas ne vienas yra, man atrodo, kiek pas tave vienam taške maždaug laikai? 13, 12, 10. Namuose 20. Nedaugini, taip sakant, kad jums užtektų. Turiu apie 100 su biškiu užtenka. Ir tu esi daugiaaukščių avilių savininkas. Taip. Paplėtauk mintį, papasakok, kaip čia tau pradėjai. Kada pradėjau plėstis, bitininkau Dadano aviliuose, pragalvojau, kokiuose aviliuose geriausia bitininkauti. Išgirdau, kad Algirdas Amšiejus labai giria daugiaaukščius. Pradėjau daug domėtis, važiavau paskui jį, kuris paskaitą skaitė, ir aš iš paskos klausiau. Ir nusprendžiau, kad vis tik daugiaaukščiai yra greičiausias darbas. Pramoniniam bitynui plėtoti yra pagrindas geras. Jo, netgi tokiam, mano nėra čia pramoninis, mano toks. Bet jau vienas gali 100 šeimų su biškiu lengvai, pilna to žodžio prasme, nesunkiai apsidirbti. Gali prižiūrėti tiek šeimų. Ir turėti iš to aišku rezultatą. Gali laikyti daugiau šeimų, bet tai ar tai duos rezultatą? Nebus našumo, svarbu, kad būtų našumas. Taip, kad tu paėgi. Ir aš dabar stebiu, kad Lietuvoje dauguma, gal ne dauguma, bet kai kurie bitininkai, kurie garsiai šneka, tai skundžiasi, kad iš bitininkystės sunku išgyventi, kad neapsimoka, kad labai viskas pigu. O žvelgiant į tavo ūkį, aš matau, kad tu daug ką darai ir tas pelno balansas į pliuso pusę eina. Ir pats parduodė, ir ne tik medų parduodė, bet ir žiedadulkes renki, pikį. Papasako, ką dar tu darai, taip sakant. Kai kurius ten tokius senovinius tepaliukus dar verdu ir su bičių produktais. Vaško daug pagaminu, nes aš išnaudoju praktiškai rapsą ne tiek medui, bet tam, kad pasiūtų labai daug plokštelių. Aišku, jos siūna plokštelės neša nektarą, nes vienam kilogramui vaško jos sunaudoja 3 kilogramus nektaro. Tai vaško tikrai išlydau labai daug. Ir vaškas irgi žaliava ir produktas, kurį naudoju. Ir žvakės lieju ir... Žodžiu, tu stengiasi visas bitynų gerybės panaudoti, kad galima būtų išnaudoti jas, parduoti ir savo panaudoti, kad būtų pelnas. Kad į atliekas neišeina. Ne, viskas. Aš pikiai gražiai nusiskutu, viską pasidarau. Aš parodysiu, kad pavasarinio medaus nereikia laukti, kol jis bus užtrombuotas
iki galo. Aš visiems sakau, kad pirmiausia, tai ten, kur nekiuota, kiškit pirštą ir jeigu nuo piršto nevarva, kaip tai nebėga, o varva, tai žinokit, jis jau subrendęs. Tai avily geriausia, įsitraukiai, pažiūrėjai, tai va tiek užtenka. Pavasariniam, tai čia tau verslo prasme, tu pirmasis su šviežiu medum ateini į turgų, taip sakant. Taip, ir va tiek užakiuota aš jau imu. Ir nelaukiu, kol jos pilnai. Ir noriu pasakyti, kad jau pilnai susifermentavęs tas medus. Ir galėsim paskui pamatuoti drėgnumas, va. Nėra pilnai užakiuotas korys, nėra. Ir tiek užtenka. Nes paskui, nu va, šitas yra daugiau, šita pusė daugiau, šita mažiau, bet jie visi tinkami, labai sunkus korys, jis jau daug sunkiai sveria, ir jie visi jau tinkami sukti metų. O dabar yra tik tai gegužės pabaigoje, o jisai 1,5 kilogramų čia medaus. Dar kartą galiu pasakyti, kaip bitininkam patikrinti, ypač pavasarinį medų, jeigu jis iki galo neužakiuotas, nes pavasarį, kai mano pats pirmasis mokytojas Kęstutis Jezukevičius sakė, paskui reikia su kirviu kapot, bet iš tikrųjų jau dabar yra kučių, kurios neįsisuka. Tai geriausiai pasikėliai iš meduvės rėmelį, pirštu prabraukiai, žiorai, nebėga, gali drąsiai ir. Matau ir mūsų leidyklos plakatus, tu čia pasikabinės. Taip, taip. Kaip jie tau atrodo čia mes? Gražu, kas atvažiuoja, aš tai čia viską ir taip žinau, bet kas atvažiuoja žmonės pas mane pirkti į namus medaus, jie pasižiūro, sako, čia įdomu pasižiūrėti. Čia. Papuošia tavo gamybinės patalpas. Jis nebėga iš korio, kad jis tekėtų upeliu. Žodžiu, tada jau jis yra subrandintas. Čia jau tiek, kad paskui sakau, gražiai imi. Ir jis nebėgantis, va. Matot? Ir aš dar turiu tokią patalpėlę, kurioj palaikau avilio temperatūrą. Avilio temperatūra, tai toj patalpoje yra 35 laipsniai kažkur šilumos. 34, 33, 32 gali būti. Tai visą laiką medus šiltas, nes jis tirštas. Kol yra kur neakiuotas, tai dar yra mažas drėgmės surinkėjas, kuris dar šiek tiek drėgmės nurenka. Nurenka ir ta patalpa tampa sausesnė ir jūs ištraukia iš kurių drėgmę. Taip, šiek tiek. Nu tai va, sakykime, šitus rėmelius parvežiau vakar, čia 7 korpusėlius į turgų, laikiau per naktį. Ir dabar jau drąsiai ramiai. Žinai, kad jau klientui atiduosi gerą medų. Dar galvodamas apie verslą, kad būtų čia papildomus pajamus, turi ir išlaidas ir pajamas skaičiuoti, ar tą galvoj darai, ar ant popieriaus, taip sakant? Ant popieriaus, viską rašausi. Absoliučiai viską rašausi. Aš net ir statybas viską statau, žinau, kiek man čia viskas kainavo. Žodžiu, per baltam lapę vertikalų brūkšnį dedi? Taip, pliusas minusas. Pliusas išlaidos ir pajamos. Ir nenuliūsti kartais bitininkystėje, jeigu pajamų yra mažokai. Nu, kol kas dar nenuliūdau. Bet dauguma bitininkų, kurie garsiai šneka, tai nuliūsta. Šnekėt gali, kiti vieni sako, kad iš 100 bičių šeimų negali pragyventi. Tai gal čia tinginystė juos gina? Aš nežinau. Kiekvienas žmogus turi savo, kaip sakyti, receptus, bet aš tikrai negaliu skųstis, kad iš 100 šeimų jau galima gan normaliai gyventi. Nebūsi tu čia milijonierius, nebūsi tu čia kažkoks tai magnatas, bet, kaip aš sakau, oriai gyventi jau galima. Dar papasakok apie kitus papildomus produktus. Matau, kad renki žiedadulkes, pas tave daugiaaukščiai padeda tą daryti. Ir dar mažuose buteliukuose sveikatingumo produktų darai. Taip. Tai čia yra apie terapijos dalyką ar tokie? Praktiškai apie terapijos, bet čia yra dauguma jų senoviniai receptai, ne mano sugalvoti. Ir jie labai veiklus, ir jiem nereikia reklamos. Žmonės, kas žino, tai žino. Ir man papildomas irgi. Daug neparduodė, bet kažkas tokio pagelbėjimas. O apie terapijos mokslus galvoji, kaip padėjėjo? Aš savo laiku, kada Vilniuje buvo organizuojami, aš esu anksčiau Vilniuje gyvenęs, organizuojami buvo apie terapijos kursai visos savaitės, turiu tą sertifikatą net tų laikų. Bet dabar jau apie terapijos padėjėjų reikia diplomą turėti. Kiti diplomai, bet
galvoju, ar man jau to reikia gal? Dar pilnas energijos gal verta, taip sakant. Matysim. Dauguma bitininkų jau mokosi. Apie tai dar aš pagalvosiu. Čia telpa 54 magazininiai rėmeliai. Ir Tai kol sudėdi juos, per kiek laiko išsuki? praktiškai reikia tokį pavasarinį tirštą valandą laiko sukti. Nu ir dar papasako, kaip dabar išsuksi, tai žodžiu... Tada košim, aš turiu šiaip kaskadinį koštuvą, turiu fasavimo aparatą, tai siurblys pompuotų į tą bačką, tada iš bačkos fasavimo aparato siurblys traukia ir fasuoja. Bet mažesnis kiekius aš leidžiuosi į kibirą, piluoju koštuvą į kibirą tiesiai į tokį fasavimo indą, paskui parodysiu ir rankom išfasuoju nedidelį kiekį. Dabar, kiek tu čia kurų dabar sudėjai? Čia jau antras sukimas, tai sudėjau, nes 7 korpusėlius turėjau. Tai vienas jau sukimas išimti koriai, o dabar čia sukasi 20 rėmelių ir bus beveik pilnas medsukys medaus. Tai žinai, kaip žvejai, kartais labai giriasi. Valentinas šypsosi, galvoja, kad meluoji. Aš bitininkavau Dzūkijai. Ir ten, jeigu gauni 25, o 30 kg, tai čia būdavo išvis ten grikiai, jeigu pakeldavo. Ir dabar aš galiu drąsiai pasakyti, kad parodykit žemė, kokioj tu bitininkauji, aš pasakysiu, kiek tu prisuki medaus. Dzūkija, smėliukas, kiti augalai, o čia žemės geros, riebios. Žemaitija čia yra, pajūrys. Mažoji Lietuva čia galima sakyti, Klaipėdos kraštas. Klaipėdos, bet čia tikrai... Žemės, kiek balų maždaug? Aš nežinau pagal balus tikrai. 40 gal ir 60. Tikrai nežinau kiek, bet tikrai žinau, kad čia geros žemės. Ir čia tikrai jau kiti rezultatai. Man sakė, kodėl negrįžti bitinikauti į Dzūkiją, sako, čia už tai, kad tu daugiau medaus gauni. Nu čia, žinai, aišku, nuo žemės labai sultingesni augalai ir žiedai svaresni, kalbos nėra. Bet ir švelnesnis gal klimatas irgi visur galima gauti, man atrodo, Vilniaus krašte. Tai aš visą laiką sakiau, ne avilys medų neša, bet yra didžiausias, tai yra, kad turi būti stiprios bičių šeimos. Ir nelaikau silpnų šeimų, aš jungiu, o dabar čia yra pas mane namuose parvežtos kelios sujungtos dar, bet jau jos startuoja, jau to dėsiu grotelę, dėsiu magazinus. Man daug lengviau paskui padaryti šeimelę, negu laikyti silpną šeimą per vasarą, kad jinai man ten pabaigoje gal atneš, vieną korpusėlį medaus gal net neš. Tai yra labai, čia stengiuosi, kad būtų stiprios. Ir koks čia medus? Pavasarinis čia blindės, klevai, trupučiuką pienių įnešta. Čia dar tikrai iki rapsų. Didžiąją dalį surinktų savo bityno gėrybių, medų, žiedatolkės, pikį, duonelę Juozas parduoda turguose, dalyvauja ir mugėse, nukeliauja net iki Rygos, apsilanko Klaipėdoje, Nidoje. Pavasarį Kretingos turguje jis pasirodo pirmasis su šviežiu medumi. Kretingos turgus Juozui artimiausias, gal todėl čia jį sutiksi kiekvieną savaitgalį. Siūlydamas tik aukščiausios kokybės ekologišką medų, Juozas Kuklys pelnė pirkėjų pasitikėjimą.
Šiandien mėgstame paverkšlenti, kad Lietuvoje prekybos tinkluose daugėja importinio medaus, kurio kokybė abejotina. Vis dažniau kalbama, kad reikia skatinti ir puoselėti vietinių bitininkų veiklą tiesiąją tiekimo grandinę, kai bitininkas pats tiesiogiai parduoda savo medų klientui ir atsako už kokybę. Bitininkas Juozas Kuklys yra vienas iš tų, kurie tai daro. Dirba tyliai, kantriai, per daug nesireklamuodamas, nesigarsindamas, neverkšlendamas ir pasiekia gerų rezultatų, kurie įtikina, kad bitininkai Lietuvoje gali išgyventi ir džiaugtis savo darbo vaisiais.